Tep. Toliau einam prie tokių labai rimtų žirklių, labai galingų. Tai čia turi žuviai skusti būtent tokius. Turi butelį atidaryti dirbant. Paspaudi ir jis atsileidžia. Karpant turi, matote, tokius dantis, kad neslystų, galima pelekus, galima kaulus karpyti ir tokias, be galo fainas. Neįsivaizduoju, čia kam drožti yra, galbūt kokiam morkom kažkam tai skusti, nes vis dėlto šis žirklis išsiardo. Tai mes padarysim. Paspaudžiam mygtuką ir turi peilį. Peilis toks kaip deba peilis, sakyčiau. Čia dar yra labai aštru, čia greičiausiai bus daržovėms skusti šį vietą. Skusti, kaip sakant. Ir tai yra peilis, kaip deba peilis. Tai yra pjaustyti, kai reikia. Ir kai reikia, galim žuvį įsifiliuoti. Kai japonai filioja, toks pat principas, kai deba peiliukas. Smagus, labai smagus toks išradimas. Čia irgi galima didesniai žuviai pilvą prapjauti, kad vidurių nepaleisti, aš manau. Ir smagu skusti, kai jis išsiardo pasiėmus. Tokios daugia funkcinės. Statykit, laimėkit, sėkmės.